Šįryt, kai dar nebuvo aišku, referendumas įvyks, vieno didžiausių šalyje prekybos tinklo VP Market vadovai nusprendė paskatinti rinkėjus. Beveik prieš valandą prasidėjusios akcijos metu prekybos tinklo parduotuvėse rinkėjai skatinami alumi ar skalbimo milteliais beveik už dyką. Nuo 19 valandos prasidėjusioje akcijoje visi referendume dalyvavę rinkėjai iki parduotuvių darbų pabaigos už 1 centą gali įsigyti bet kokios rūšies lietuviško alaus butelį, bet kokių skalbimo miltelių pakuotę sveriančią nedaugiau nei 600 gramų, lietuvišką šokolado batonėlį arba 1,5 litro pas mus pagamintų vaisvandenių. Vienintelė sąlyga pirkėjas turi pirkti bet kokias 2 prekes ir su savimi turėti apie dalyvavimą referendume liudijantį lipduką. Jeigu mes suskaičiuosime skirtumą tarp tų prekių pardavimo kainų ir tos akcinės kainos 1 cento, tai mes esame jau susitaikę su tuo, kad turėsime iki 1 milijono litų skirtumą. Norisi, kad vis dėlto lietuviai parodytų pavyzdį ir savo kaimynams, ir latviams, ir lenkams, ir estams, ir neatsiliktų nuo slovėnų arba kitų Europos tautų aktyvumu. O kokie jau bus rezultatai, suskaičiuos komisijos. VP Market prie akcijos prisidėti ragino ir kitus prekybininkus bei tiekėjus, tačiau teigiamų atsakymų nesulaukė. Ryžtingas sprendimas skatinti rinkėjus bendrovės vadovai priėmė po to, kai jie nebuvo aktyvūs vakar. Vertindama šią akciją, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas teigė, jog tai ne įstatymus pažeidžiantis rinkėjų papirkinėjimas, o reklaminis triukas. Vertinčiau Vilniaus prekybos akciją turbūt iš kitos pozicijos, būtent daugiau iš prekybos reklamos pozicijos, kad Vilniaus prekyba siekia taip užkariauti didesnį rinkėjų pasitikėjimą ir didesnį rinkėjų būrį. Tokiu būdu, ten už 2,5 lito, kad galima tikėtis nupirkti rinkėjo balsą, tai čia yra visiškai nerealu. Aš manau, kad mūsų rinkėjai yra atsakingi ir tiesiog irgi supranta prekybininko išmonę kaip linksmą pakvietimą dalyvauti referendume, ne kokį tai realų rinkėjo papirkimą. Zenonas Vaigauskas sakė, kad šiandien negautas ne vienas skundas susijęs su rinkimų agitacijos pažeidimu. Vienas iš prekybos tinklų, teigdamas, jog nori paskatinti referendumo dalyvių aktyvumą, balsavusiems rinkėjams kai kurias prekes pardavinėja už simbolinę kainą. Konkurentai tokią akciją vadina neetišką. Nuo 19 valandos akcijos rengėjai kiekvienam pirkėjui balsavusiam referendume ir atėjusiam su lipduku "Aš balsavau" už 1 centą siūlo įsigyti alaus butelį, gaiviųjų gėrimų, skalbimo miltelių arba šokoladinį batonėlį. Idėja kilo vakar, svarstant tokius kuklius pirmosios dienos balsavimo rezultatus. Prekes mes parinkome tokias, kad jos būtų patrauklios ir vyram, ir moterim, ir vaikam. Akcijos metu prekybos tinklo atstovai sako, tikisi sulaukti apie 300 000 pirkėjų. Dar prieš akcijos pradžią parduotuvę užplūdę pirkėjai reiškia nepasitenkinimą, jog kiekvienas pirkėjas prekių gali įsigyti tik už 1 lipduką. Didžiausios grumtynės šioje parduotuvėje dėl skalbimo miltelių. Turim daugiau tų lipdukų, visi mūsų šeimos nariai atidavė ir kaimynai netgi atidavė ir norime daugiau tų prekių pasimti iš karto. Ar būtumėt balsavę, jeigu lipdukų nebūtų dalinę? Būtum vis tiek balsavę, kaip gynė. Nes ne už lipdukus, o už Europą. Vieni iš akciją surengusio tinklo konkurentų teigia, jog referendumas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje svarbus įvykis, tačiau alaus buteliai savotiškai nupirkti rinkėjų balsus, jų nuomonė nėra etiška. Sudėtinga vertinti konkurentų veiksmus, objektyviai vertinti. Manau, kad etikos sąvoka iš tikrųjų yra subjektyvus dalykas. Aš manau, kiekvienas tinklas nusistato savo standartus veiklos ir veikia atitinkamai pagal jos. Manau, kad mes taip nedarytume. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas sako, jog ši prekybos akcija, kuria skatinamas referendumo dalyvių aktyvumas, labiau primena linksmą šou ir nei etikos, nei rinkimų įstatymo jo manymų nepažeidžia. Akciją surengę prekybos tinklo atstovai teigia, vardan referendumo paaukoja daugiau kaip 1 milijoną litų.